Daug dėmesio skiriate vaikų literatūrai, muzikai, taip augindami jų dvasinį pasaulį. Kodėl tai darote? Kodėl tai atrodo jums reikšminga? Visų pirma, turbūt tai yra svarbu man pačiam ir aš tame matau labai daug naudos savo dvasiniam keliui, nes vaikai labai daug duoda ir pamoko. Vaikai įvardina, nepiktuoju, parodo tavo silpnesnės vietas ir bendraudamas su jais labai sparčiai augi. Tai jeigu man reikėtų atsakyti, kokius aš gyvenime sutikau mokytojus, tai aš turbūt labiausiai kalbėčiau apie vaikus. Kartais vienas ar du žodžiai jų pasakyti ar sakinys tave nukreipia ten, kur reikia, paaiškina dalykus, kurių tu nesupratai. Ir toks vienas labai paprastas pavyzdėlis, kurį galėčiau papasakoti, tai yra 98 metais sukūriau filmą Dabar ir mūsų mirties valanda. Ir ten kalbėjom apie tai, kaip siela išeina. Žmonės pasako, kurie patyrė tą būseną komoje arba kaip Vladas Vitkauskas kalnuose atsitikus įvykiams. Ir paskui buvo aptarimas, sėdėjom arbatą gėrėm ir buvo šeima draugų, kurie buvo atsivežę mergaitę 6 metų, Mariją. Ir mes jau aptarėme, kaip siela išeina ir prasidėjo antroji dalis, kada ateina ir kaip ateina. Ir ten visi specialistai pasiskaitė protingų knygų, pradėjo aiškinti, kad čia pastojimo metu, 2-3 mėnesį, treti dar geriau žino, kad siela vaikšto ilgą laiką ir tai čia, tai ten, ir net vaikui gimus jinai būna, tai čia, tai ten. Žodžiu, visi pasikausti, visi gerai žino. O Marija stovėjo šalia mūsų, klausė ir sako, aš jums galiu pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Mes sakom, na Marija, iš kur tu žinai? Sako, aš atsimenu. Klausiam, ką tu atsimeni? Sako, atsimenu, kad mes ten žaidėme su tokiais dideliais ir aš pavargau. Ir aš užsinorėjau pamiegoti ir jie mane nuvedė ir paguldė į tokį rausvą apvalų kambarį. Ir aš jame užmigus sapnuoju žemę. Matau miestą iš viršaus, matau tiltą, žmonės eina po darbo ir aš išsirenku 2 žmonės ir man jie labai patinka. Ir jie susipažįsta ant to tilto ir jie tampa mano tėčiu ir mama. Šitoj vietoje tėtis su mama susižvalgo ir taip tėtis net nelabai patenkintas. Sako, aš galvojau, kad čia aš pasirinkau, kad čia mano sprendimas buvo. Ir Marija pabaigė tą pasakojimą, sako, žinau, kad kada nors aš pabūsiu savo tam rausvam apvaliam kambarį ir mes vėl žaisime ten su tais dideliais toliau. Tai aš tokios pričės, tokio lakoniško vaizdinio apie tai, kaip siela, ką veikia, nei tibetiečių knygose, nei egiptiečių taip nebuvau radęs. Vaikai kartais labai paprastai pasako. Ir kai jie pasako taip paprastai, tu pajunti tiesą, pajunti harmą, kad tai yra tai. Atėjo mokytojas ir tau pasakė, stovi toks mokytojas ir nuėjo žaisti. Tai tokios pamokos jos būna sukrečiančios ir labai dažnai patiri, kad tokie vaikai yra visoje Lietuvoje. Per susitikimus beveik kiekvienoje klasėje gali rasti 1 ar 2 vaikus, kuris tau pasakys, ko tu čia atvažiavai. Ir ką tau toliau daryti, kaip elgtis. Galų gale jų reagavimas, ar jie džiaugiasi, ar mes tą džiaugsmą padidinam kartu būdami. Ar mes nesurandame tos džiaugsmo vietos, susikalbėjimo, tai irgi yra pamoka. Tu išvažiuoji ir turi apie ką galvoti daug. Iš tikrųjų matau, kad ateina žymiai stipresni už mus. Ir galbūt mano vaidmuo yra jiems tai patvirtinti, kad jie neišsigastų, kai bus kitaip manančių. Kai jie susitiks kokį mokyklos pavargusi mokytoją arba darbdavį, kuris sakys, ei, tu netikėli.
tu toks ir anoks, kad jis atsimintų, jog taip nėra. Tai jūs savo darbais norit priminti tą dvasinę prigimtį, kad Taip. jie neužmirštų. Taip, kad jie yra karaliai, kad jie yra labai labai stiprios dvasios ir jie atėjo ir mus išlaisvinti, nes mes kartais, aš galvoju, esam nebepajėgus kaip bendruomenė tai padaryti. Turi ateiti didelesnis sambūris sąmoningai apsisprendusių sielų. Ir jų yra. Tik tai jos gali būti pažeistos įrodant, kad visa kas yra verslas, visa kas yra nugalėjimas. Ir tu turi alkūnėmis prasibrauti per draugų dantis ir išsikovoti savo vietą. Man atrodo, kad tai svarbu. Koks yra jūsų paties ryšys su dvasingumu, su viešpačiu, su kūrėju? Tai turbūt vienas sudėtingiausių klausimų, į kurį gali atsakinėti kiekvieną dieną kitaip. Nes atsikeli tą dieną ir tos dienos Dievas yra tos dienos ypatybės turintis. Ir tu, jeigu pasakosi, bet vakar man buvo taip ir taip, tai tu kalbėsi apie numirusį Dievą, apie tą, kuris buvo. Dėl to kiekvienos dienos rytas turbūt yra labai svarbus atpažinti jį. Atpažinti, su kuo tu pradedi dieną ir kas tave ves per tą dieną. Apie dvasingumą kalbėti yra apskritai turbūt labai sudėtinga, nes nesijaučiu toksai pažengęs ar labai praktikuojantis žmogus, kuris galėtų pasakyti, va, darykit taip ir taip. Tada bus taip ir taip. Galbūt bandžiau atrasti daug dvasinių sistemų, kurios man padėtų ir visos padėjo kažkiek, bet galų gale atsiremi į savastį, kad tai yra didžiausias mokytojas, kad tu pats esi savo didžiausias mokytojas. Ir galbūt kartais reikalingas mokytojas, kuris padėtų susikalbėti, tas tarpininkas, jeigu tu esi užmiršęs kelią kaip. Ir kartais tam yra lygos, nelaimės, yra daug būdų, kad tu vis tiek pradėtum tai daryti. Tai dvasingumas yra labai plati savoka ir netgi Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie apie tai garsiai šneka ir tas garsumas mane kartais išgąsdina. Aš galvoju, kad dvasingumas yra labai tylus dalykas. Tylus, nesusijęs su pinigais, su komercija, su atrodymu. Tai yra labai intimu. Ir apie tai pasakotis visiems. Geriausiai, kai žmogus elgiasi. Ir tada tu atpažįsti, kad jis jau yra. O kai jisai aiškina, tai tada prisimeni labai paprastą taisyklę, kad tas, kuris kalba, nežino, tas, kuris žino, nekalba. Tai kartais kaime sutinki kaimo moterėlę, kuri nebaigus jokių mokslų ir jokių dvasingumų nepraktikuojanti, bet jinai myli savo gyvulėlius, prižiūri savo darželį, iš ryto atsikelia, pasižiūri saulę, padėkoja jai ir tu supranti, kad tai yra mokytojas, jinai elgiasi, jinai yra tiesoje, jinai niekam piktą nelinki. Taip, kad tai yra visur. Iš bet ko galima mokytis ir kartais netgi iš to žmogaus, kuris atrodytų nupuolęs ar netikęs. Ir jis turi tai. Ir galbūt netgi jam daug labiau skauda. Kartais man tenka koncertuoti anoniminių alkoholikų sueigose, nuvažiuoju tokius labdarinius koncertėlius, pastiprinti juos, pabūti kartu, nes ir pats esu tą problemą turėjęs ir žinau, kas tai yra. Ir ten pamatai tiek mokytojų. Ir tada pagalvoju, kiek reikėjo nusiristi iki šviesos. Kad kelias yra ir į kalną, ir į pakalnę. Ir negali pasakyti, kad tas teisingesnis už tą. Kartais tas savo kūno negerbimas, nesuvokimas šventyklos kūno irgi yra kelias, kuris atveda į patirtį esančią už kūno įvertinimo.
kai nebelieka sveikatos, kai nebelieka tos stiprybės, tu pradedi kalbėtis su tuo, kas yra už kūno. Ir tada kartais būna gražinamas ir kūnas. Tai va, tose aplinkose, kai tai pamatai, tai supranti, kad tai irgi yra mokytojai ir galbūt mūsų visuomeniai labai reikėtų juos išgirsti, nes tai yra gana masinis reiškinys. Savęs negerbimas, nevertinimas, naikinimas. O ten jau yra kitaip. Ten jie tuos likučius bando sudėti atgal. Ir prasideda savęs statymas. Gerai, kai žmonės tai pradeda daryti nepasiekę šito. Kai man reikia vaikam kalbėti apie dvasingumą, tai aš jiems pasakoju tokią pričę iš gyvenimo, kai buvau jaunas pradedantis poetas. Pirmam kurse lituanistiką studijuodamas važiavome rinkti tautosakos. Ir atvažiavome tokį kaimą ir tokioj gryčiutėj sėdi moterėlė balta skarelė, vieniša, pusę namo sudegė, jinai kitoj pusėje susitvarkiusi gražiai, molinė asla, toks tradicinis lietuviškas kaimas tų laikų, 80 metų. Na ir mes prašom, kad padainuotų. Jinai sako, o kas jūs tokie, kad aš jums čia turėčiau dainuoti? Na ir aš taip jau nutariau ištraukti kozerį, sakau, va aš čia rašytojas, aš eilėraščius rašau. Jinai nei kiek nebuvo nei sužavėta, nei nusivylusi tuo pasakymu, sako, aš irgi rašau eilėraščius. Na ir aš manau, kad reikia šiek tiek jai kaip ir galbūt pataikauti arba įtikti, kad jinai ir padainuotų, sakau, gal jūs galite paskaityti. O jinai sako, žinai, vaikeli, aš neužrašinėju jų. Aš atsikeliu 3 valandą ir einu mėlynių rinkti. Ir vat 4 jau būnu miške ir kai saulė teka, sako, jos spinduliai eina pažemę. Ir kai jie atsispindi mėlynė, sako, žinai, rasotos būna. Sako, man taip gražu, tarsi aš būčiau parašęs. Na, ir man nunešė stogą, aš supratau, kad gali labai daug eilėraščių prirašyti, bet neturėsi tos patirties ir tu tik apsimeti tada, tu tik ieškai, o jinai jau nebeieško, jinai žino, kur padėta, kur eilėraštis padėtas. Atsikelk 3 valandą, reikia eilėraščio ir rasi. Taip, kas sakau, dvasingumas yra labai platu ir jį gali atrasti visur. Galbūt netgi sakyčiau priešingai, kad nėra vietos, kur jo nebūtų. Reikia tik tai atrasti, įžvelgti. O kai įžvelgi tą galimybę savy, matau, kad pradedi ir kitur tai matyti. Labai susiję dalykai. Kartais pradžiai, man atrodo, ieškoma dvasinių mokytojų tokių, visada bręsdamas tu ieškai ramento, kas tau padėtų stipriau pavaikščioti, į ką galėtum pasiremti, pacituoti. Po kiek laiko pamatai, kad gali vaikščioti ir prisimeni tokį baisų pasakymą, sutiksi būdą užmušk būdą, kuris nereiškia nieko žudimo, tik reiškia, kad kai sutikai ir susipažinai, tau nebūtina visą laiką tai nešiotis, tu gali jau tapti tuo, būti tuo, tapti savimi. Taip. Tai yra tiek, kiek aš suprantu savo ribotų protelių. Į Lietuvą atvyksta jogas iš Indijos. Ar tai yra priežastis musulmonui, krikščioniui ar kitą religiją išpažįstančiam neateiti į šį susitikimą? Jeigu atvažiuoja mokytojas, tai yra malonė. Jau tai yra ženklas, kad yra gerai, kad šitas kraštas yra palaimintas ir aš į visus tokius dalykus ir žiūriu su džiaugsmu. Kaip žiūri krikščionių bendruomenė, labai priklauso nuo jų dieviškumo sampratos turbūt. Galbūt irgi man paprašiau bus pasakyti šiek tiek humoro formą. Kažkada vienoje katalikų gimnazijai su vaikais susiginčiam apie Dievą ir apie šėtoną. Ir
Ir jau ginčo aistrose vaikas kažkoks klausė, mokinys sako, tai ką jūs rašytojai jau galvojat, kad Dievas nuo šėtono beveik nesiskiria nieko? Aš sakau, kodėl? Skiriasi šiek tiek. Ir man reikėjo labai greitai sugalvoti vaikams suprantamą paaiškinimą ir taip iš kepurės atėjo lingvistinis paaiškinimas. Sakau, skiriasi vienu jungtuku. Šėtonas sako arba, o Dievas sako ir. Tai kai atvažiuoja koks nors mokytojas ir tu gali pasidžiaugti, kad tu ir tai dar žinosi, ir tai dar mokėsi, ir tai įdėsi į savo kraitelę, tai yra, man atrodo, labai sveikintina. Jeigu tu sakysi ne, aš esu arba ten, aš valgau arba bulves, arba vištieną, arba dar kažkaip elgiuosi, o kitaip nesielgiu, tu save priboji. Ir yra laikas, kai matyt žmogus būna apriboja save, kai jis galvoja, kad jis jau turi žinojimą ir jam to užtenka. Nors iš tikrųjų to pagrindas, man atrodo, yra baimė sužinoti daugiau, suabejoti. Jeigu žmogus bijo suabejoti, jisai savaime yra šiek tiek save nuskriaudęs. Nes abejonė yra pats gražiausias dalykas, ką žinau, kaip yra iš tiesų. Ir kai aš ateinu su tuo klausimu, tai aš kasdien gaunu naują atsakymą. Bet jeigu aš jau žinau, kaip yra iš tiesų ir taškas, tai tokių gyvų numirėlių yra labai daug, kurie prieš 10 metų ką nors sužinoja ir vaikšto su ta žinia. O jau seniai kitas pavasaris, kitokie medžiai, kitokie paukščiai. Bet aš matau, kad ir krikščionių bendruomenėje keičiasi ir Dalai Lamos vizitai tai parodė, tai buvo susitikimai ir su mūsų hierarchais ir jie pakankamai buvo tikrai tokioje ekumeniniai dvasiai gražioj. Bet manau, kad krikščioniška dvasinė ta mokykla turėtų būti atviresnė, turėtų būti lankstesnė. Pasaulis labai greitai keičiasi ir mes turim jungtis. Ir kažkuria prasme, dabar neatsimenu kuriam žurnale, bet Dalai Lama vokiečių žurnalistam, man atrodo, pasakė, kad, sako, aš pradedu matyti, kad religijos pasidaro stabdis. Kažkada, kai mums reikėjo atsiskirti ir save suprasti, kas mes ir kokie, jos padėjo. Bet ateina laikas, kai tai trukdo ir kai žmogiškumas, meilė yra šiek tiek svarbesni dalykai, nes mes galim vėl pradėti vieni kitus žudyti dėl įsitikinimų. Ir tada, bent man nuskambėjo, kad jis pasiryžęs aukoti tam tikrus pavadinimus ir etiketės dėl didesnio, dėl svarbesnio, dėl to, kas atsiranda tyloje ir neturi pavadinimo. Tai šiaip ar taip mes visi ten einam ir ten atsidursim. Bet kai tai išgyveni dar gyvas būdamas, tai yra palaima. Pradėjome nuo vaikų ir pabandykime pabaigti suaugusiais. Ką daryti tiems, kurie pamiršo savo dvasinę prigimtį? Kažkada rašiau tokį eilėraštį, viso neprisimenu, bet pirmos eilutės yra: nereikia žadinti miegančio, nes jis pabus suirzęs ir nelaimingas. Tai matyti yra toks to žmogaus kelias, kad jisai šiuo metu turi būti pertraukoje, jis turi kitų dalykų ir tą irgi reikia gerbti. Negali jam eiti ir rėkti į ausį, kelkis, žiūrėk kaip gražu. Kas tu toks galų gale, kad tu turėtum tam teisę. Galbūt didžiausia, ką gali pabandyti, tai būti taip, kad galbūt kažkada kažkam ateis noras ateiti ir paklausti. Išmokti elgtis. Labai gražus žodis yra elgtis. Sirvido 3 kalbų žodyne yra sakinys: stovi žmogus prie bažnyčios ir elgiasi. Vėliau elgtis susiaurėjo iki tam tikros tik tai abstrakčios mūsų veiksmų apibūdinantis žodis atsirado, o
senojo prasmėje elgetauti tai buvo elgtis, tai buvo kalbėti su Dievu. Ir kaip mes elgiamės, taip mes kalbamės. Ir tokią algą gauname. Lietuvių kalba yra pilna grožybių. Tai kai matai žmogų, kuris kalba, bet nesielgia, tai supranti, kad jis dar nesusitiko. Ir labai dažnai matau tylinčių žmonės, kurie elgiasi. Kurie padeda bėdoj, kurie neskalambė visais varpais, va, aš padėjau, aš paaukojau, va, koks aš geras. Ir tada supranti, kad va, vėl mokytoją sutikai. Nes iš tikrųjų taigi nieko nežinai. Ir aš nežinau. Kalbu, kas ateina į galvą ir rytoj kalbėsiu ką kitą. Ir galbūt visiškai priešingai. Nes aš nežinau. Žinote, kad nieko nežinote? Taip, tiek žinau. Pasaulinio garso jogas Radhanatha Svamis atvyksta į Lietuvą. Susitikimas su knygos Kelionė namo autoriumi Liepos 30 dieną Vilniuje Kompensa salėje. Knygos ir muzikos vakare koncertuos Edgaras Lubys. Bilietus platina Bilietų pasaulis LT. Renginio informacinis rėmėjas L-Rytas LT.